Donaldas Trumpas yra gėda Amerikos politikams. Ilgą laiką Jungtinių valstijų prezidentai buvo žmonės, kurie anksčiau ėjo įvairias vyriausybės pareigas. Bidenas, Clintonas, Obamas, Bushas, Reaganas. Šie asmenys pirmiausia kopė karjeros laiptais, palaipsniui užimdami svarbesnes išrinktas pareigas, o vėliau tapo prezidentais. Donaldas Trumpas nebuvo nei gubernatorius, nei meras, nei senatorius. Jis nebuvo užėmęs jokios vyriausybinės ar išrinktos pareigos, tačiau jis iš karto tapo prezidentu. Kadangi Amerikos politikai, kurie visą gyvenimą praleido vyriausybės postuose, nesugeba susidoroti su Amerikos krize, niekas jos nesugeba suvaldyti. Nei respublikonai, nei demokratų partija. Ir tada amerikiečių tauta padarė verslininką, o ne politiką savo prezidentu, tikėdamasi, kad jis išspręs situaciją. Todėl Trumpas yra gėda visiems JAV politikams. Respublikonams ir demokratams. Visiems. Pats Trumpas taip pat nesugeba susidoroti su krize.